Labas vakaras visiems. Galbūt laivyba, tai labai garsiai pasakyta, yra tokie labai dideli laivai, Baidarės ir akademinės valtis. Tai ar žinot, ko skiriasi akademinė valtis irklavimas nuo baidarių ir kanojų irklavimo? Pasakykit. Kadangi laikas baigėsi, skaidrės greit paaiškinsiu. Baidarės irkluoja į priekį, mato kur baras. Akademistai visada prairkluoja ir tik tada pamato, kad jau prairklavo barą. Čia tokia situacija šiandien su irklavimu. Nėra kur valčių pasidėti. O jeigu ir pasidedam, tai labai liūdnas vaizdas. O norėtųsi šiek tiek kitaip. Vat kaip čia, pavyzdžiui, Kanada. 100 metų klubai. Vaizdas sutvarkyta, gražu Vilnius. Tai per 20 metų po nepriklausomybės Lietuvoje sunaikinom, tai yra Vilniuje sunaikinom irklavimą iš viso. Nėra kur irkluoti. O kaip tai gražu, kaip tai yra gerai, kokie vaizdai. Tai dabar pristatysiu apie baidarių irklavimą ir kanojų, kas tai yra. Yra kanojos, kai ant vieno kelio atsiklaupia. Ir yra baidarės, kai sėdi ir irkluoja. Vaizdas tikrai užburiantis. Čia viena iš sporto rūšių, bet jų yra daugiau. Tai dabar palengva prasisuksim. Čia yra maratonas, kai žmonės irkluoja 30-40 kilometrų, pasinešiodami valtis ir labai sveika, gražu ir malonu. Problema, čia yra slalomas, baidarius ir kanojų slalomas. Reikia praplaukti pro vartus, galima aišku išvirsti, pasimaudyti, pasipliuškiant, bet jausmas malonus. Vilniuje tai galima pairkluoti Vilnelėje, taip, ir Vokėje Grigiškėse. Čia yra žaidimas su kamaliu, kanupolo. Atsisėdat ir kiekvienas gali žaisti malonumą nuo mažų vaikų iki labai solidaus amžiaus sulaukusių asmenų. Poniai, kuri daug šneka, labai tiktų šitas sportas, padėtų ir nustotų kalbėti. Dabar yra dar drakonai, labai madingas reikalas, ateina ir į Lietuvą, kai 20 žmonių irkluoja, vienas būgną muša ir vienas vairuoja. Graži sporto šaka, jau Nery pernai buvo galima pasižiūrėti. Čia yra kelios sporto rūšys. Yra kalnų upės, yra slalom, laisvas stilius ir yra buriavimas. Kanoją galima ir paburiuoti. Tai, kad sporto šaka yra pakankamai linksma, įdomi, kūrybinga ir visiems užsiėmimo. Ir tokio vaizdo mes nematom Nery. Gaila. Dabar kur mes norėtume, arba kur reikėtų, kur galima būtų atkurti, tai yra Vilniuje, prie VRM rūmų, ten yra sporto centras ir sveikatai. Dabar yra plėstos patalpos, yra prieimo takeliai, kur valtis lengva nusinešti prie vandens, nes be prieimo, be gero vandens pasiekimo nieko nebus. Taip atrodo šiandieninis vaizdas, kuris dar irklavimai net neskirtas, ko norėtųsi. Ir šioje vietoje galima būtų ir šiandien pradėti, bet dar problemas tęsis. Kasdien eikit į savivaldybę ir klauskit. O galėtų atrodyti šitaip, ta vieta įrengta. Gražus krantas, kur yra valtis, yra priėjimas. O iš esmės, taigi, šitam sportui arba šitam laisvalaikiui labai nedaug tai reikia. Reikia tik tai prieimo prie vandens, kad galėtum nusinešti savo kanojų ir nuleisti vandenį. Galima ir tokių vaizdų pamatyti, kai žmonės baidarium ir kanojum irkluoja. Ir naudinga šiukšlės susirinkti iš upės, ir pasidžiaugti, ir salto užsiimti, ir visą kitą. Jau pavargau šnekėti. O dar vis apie tą pačią sporto šaką vis pasakojame. O ko mums trūksta? Žiemos tai ilgos, šaltos, o treniruotis reikia kažkur. Čia yra baidarių baseinas. Toj bazėje būtų galima įsirengti tokį baidarium ir klotą. Ratukus sėdė 8 žmonės ir vargsta prakaitalėje. O kas svarbiausia? Ar jūs žinot nors kitą tokią sporto šaką, kur yra švarių rankų politika?
Rankos visada švarios. Merkėt į vandenį ir merkėt. Ir todėl švarios. Čia yra akademinio irklavimo baseinas, apie kurį svajoja ne vienas būsimas olimpinis čempionas. Vilniuje tokio nebeliko, o buvo ir ne vienas. Greičniekų matyt per daug. Čia yra kita vieta. Prie Vilnelės, žinot, apleista pastatą platformą. Čia buvusi valčių stotis istorinė Vilniaus miesto ir kai nebuvo Vilniuje tiltų, čia visi valtininkai rinkosi, speciali vieta netgi yra valtims laikyti šitoj. Ir plaukdavo, vežiodavo keleivius į kitą krantą. Tai būtų gražu, jeigu galima atkurti šitą irklavimo muziejų, baidarių valčių muziejų šitoje vietoje ir taip pat slalomo irklavimo bazę, kur žmonės galėtų treniruotis Vilnelę ir laikyti inventorių. Persirengti ir nesušalt, kai jau vėsiau. O čia Grigiškių kanalas, kuriame vyksta slalomo varžybos jau 30 metų. Tokiam sąlygom. Aišku, reiktų pasitvarkyti. Krantus padaryti žiūrovam, pritaikyti ir sportininkam. Dugną palyginti, pagerinti. Akmenų primėtyti į vandenį. Kaip nekeista, visi valo, o mums reikia, kad jų būtų daugiau. O čia gražus momentai iš Vilniaus. Kaip atgyja vanduo, kaip atgyja upė, kai žmonės su džiaugsmu brenda ją, sėda į valtis, šypsosi ir jaučia malonumą. Už pinigus tokio malonumo nenusipirksi. Reikia patiems eiti, bandyti ir naudotis. Tai kviečiu visus prisijungti. Ačiū už dėmesį. Ir tiek pristatymų. Ačiū Virmantui.